Laba diena, esu Skaidra Vaicekauskienė. Šį kartą pašnekėsime apie Canva šablonus. Kaip išsirinkti tinkamą, kaip jį pritaikyti savo reikmėm ir svarbiausia, kaip jo nesugadinti, nes tie šablonai yra išbaigti, pritaikytos spalvos, visi elementai sudėti gražiai, tvarkingai sulygiuoti, parinkti šriftai. Tai būtų gerai, kad visas tas dizainas išliktų ir mes savo turimą informaciją sugebėtumėm teisingai įdėti į šabloną ir išsisaugoti savo reklamą. Ar reklamą, ar dokumentą, ar pateikti. Šiandien šnekėsime apie socialinių tinklų, tai yra Facebooko įrašą. Tiesiog pasimsim vieną pavyzdį ir pažiūrėsime, kaip padaryti tą vieną kvadratinį Facebooko įrašo paveiksliuką. Iš karto dalinuosi ekranu. Taip, taip. Taip. Dabar ekrane matome visokių įvairių dalykų. Taigi, pas man jau ten apačioje yra atidaryta Canva programėlė ir viršuje čia dar informacija. Tai tarkime, mes turime kažkokią informaciją, kurią norime pateikti į Facebooko socialinius tinklus kaip įrašą. Dabar aš jau atsidarius, jau čia šokių klubui Kaspinas reikia pakviesti vaikus į naują sezoną, naujai lankyti šokius. Tai mes turim porą nuotraukėlių ir turime tekstą parašytą, ką ten norėtumėm pasakyti. Tekstas gana ilgas, natūralu, kad į patį paveiksliuką, į pačią nuotrauką mes šito viso teksto nedėsime, mes įdėsime kažkokią minimalią informaciją, o visą tekstą parašysime, kada jau rašysime įrašą. Tai labai svarbu nesistengti visą tą tekstą sudėti į mūsų tą vizualią dalį, o pagalvoti, kas tinka. Galbūt perrašyti tekstą taip, kad tiktų pagal tą dizaino šabloną, kurį mes išsirinkom. Tai mes kaip ir informaciją turim, parodysiu, kaip ten mums sekėsi prieš tai kažką daryti ir sukursime dar kažką naujo. Tai kaip minėjau, pas mane yra atidaryta jau Canva programa. Patarimas būtų dirbantiems su Canva programa įsidiegti tiesiog programėlę kaip atskirą aplikaciją. Nedirbkite tiesiai iš interneto naršyklės. Tikrai su ta aplikacija yra lengviau. Dabar atsidariusiam tam lange, mes ant tų visų šablonų galim pasirinkti, bet mes pasižiūrėkim, kokie projektai yra sukurti. Tai mano projektai, tarkim, įvairūs. Ir vienas iš to, ką aš jums neseniai pasakojau ir rodžiau, tiesiog radome tinkamą šabloną, pritaikėme tekstą ir 2 puslapius net pasidarėm, kad būtų skirtingos nuotraukos. Dabar pažiūrėkite, mes netgi tekstą visą perrašėm. Tenai buvo mūsų tekstas kviečiame vaikus šokti, jau tas pagrindinis kvietimas lyg tai turėtų būti kviečiame vaikus šoktus ir kur susitiksim ir telefonas. Šitą šablonas kviečiame vaikus šokti, niekaip neišeina, nes numatytos tik tai 2 eilutės, ne tik tai 2 dvi dalis tam pagrindiniam pavadinimui. Čia kviečiama vaikų šokti, niekaip nesutalpins. Ir paantraštė. Tai mes tiesiog bandom prisitaikyti. Kitaip prašom, šokiai vaikams ir čia kaip tik pirmas žodis trumpesnis ar ilgesnis ir čia parašym, kad naujas sezonas. O jau tada bandom tą informaciją sudėti. Viskas čia buvo gražiai tvarkingai sulygiuota, palikom sulygiuotą. Šriftas, koks buvo šriftas parinktas, mes tą šriftą ir parinkom. Įsidėjom dar čia savo nuotrauką, įsidėjom logotipą.
nedėliokite, netampykite, nedidinkite, nerašykite va čia 5 šitų eilučių, nes tada sugadinsim šabloną. Nepridėkite dar papildomų kažkokių spraksinčių, mirksinčių, kažkokių visai elementų, nebent tas elementas tikrai tiktų ir negadintų šablonų. Blogiausia, kada mes pridedam visokių neiškių elementų, kurie nebuvo iš to šablono temos, pasirenkam įvairiausius šriftus, prirašom dar papildomų visokių tekstukų, tada niekas nebelygiuoja, spalvos nebetinka, mirksi kažkas nemirksi. Jeigu jums kažkoks šablonas netinka, imam kitą šabloną. Nu, pabandom, nu, va, čia parodžiau pagamintą, bet, nu, kaip mes ieškom ir kaip mes darom ir kokią tą logiką būtų gerai vadovautis. Tai grįžtame į pagrindinį tą namuką. Kodėl aš rekomenduoju tą aplikaciją? Dėl to, kad va čia kaip eilinė programa jinai veikia ir va tada šičia galime turėti ten tų atskirų mūsų projektų viršuje, galime va pereiti tuos projektus, naujas, kaip atskirus, kaip ir failiukus turėti. Tai tas jausmas yra geresnis dirbant su iš karto programėlė, kuri susinstaliuoja mūsų kompiuterį. Tai dabar grįžtam į tą namų puslapį, taip sakant. Ir ką mes dabar norime padaryti. Tai aišku, mes jau žinom, kad norime kažkokio šablono pasieškoti, tai einame į templates. Beje, lietuvišką aplinką galite pasirinkti, pas mane yra angliška aplinka, jeigu jums netinka angliška, per nustatymus galite susirasti ir pasidaryti, visa bus aplinka lietuviška, tai jau kaip jums patogiau. Einu į socialinius tinklus, social media ir Facebook post, nu tai tas eilinis įrašas. Tie įrašai irgi gali būti įvairiais formatais, tai išsirinkau, kad Facebook'o paprastas įrašas bus ir formatą galiu išsirinkti vat, irgi iš 3 variantų, tai tą 1080-1080 pikselių kvadratinis, prie ko mes labiausiai pripratę, ne, imam šitą. Ir dabar aš jau turiu pasirinkimą būtent tokių šablonų, pritaikytų Facebook'o paprastam įrašui ir va šiti vat kvadratiniai. Tai vat galim pereiti, pasižiūrėti, kas mums atrodo tinkamiausia ir pasižiūrėkite, jeigu nuotrauka yra įdėta į tam tikrą rėmelį ir kažkokią apvalų rėmelį, tai į tą stenkitės ir įdėti, nedarykite, vat kur čia apvalios nuotraukos, įdeda stačiakampės nuotraukas. Ne, iš karto sugadinate visą šabloną ir visą vaizdą. Jeigu pas mus čia numatyta apvalios, tai tas apvalės ir įdėkite į apvalią formą. Nebūtinai apvalės nuotraukas turėti, tiesiog stačiakampės įdedam į apvalią formą. Jeigu jūs labai norite išlaikyti stačiakampę, tai ieškokite tokio šablono, kur va čia va yra stačiakampės nuotraukos. Ir gal va kažkokios jūsų pailgos, o va čia tokios kvadratinės. Tai ieškokite tai, kas jums prie jūsų medžiagos tiktų, o nebandykite pasimti, o šitas buvo gražus ir tada keičiat ir tas jau gražus, tampa nebe toks gražus, nes per daug pakeitimų padarėte ir ne į temą. Tai va, jeigu čia pas mane apvali nuotrauka, tai galvokit, kad jūsų tos nuotraukos turės būti apvaliam rėmukė. Spalvas, atspalvius ir šriftus dar tikrai galite pasikeisti. Tai dabar ilgai čia neieškant, imsim, kas čia arti. Pavyzdžiui, šitas man patiko. Noriu būtent bandyti šitų pagrindų pasidaryti savo, va, ten, tarkim, Kaspino šokių klubo reklamą, ne? Spaudžiu customize this template, kad jisai atidarytų jau man ir matote, jau naujam lange, prieš tai lange buvo tas, kur jau padarytas, naujam lange turiu šitą. Ir viskas bus čia, kaip sakyti, iškart išsaugoma. Vis tiek tai, internetinis prisijungimas ir visi tie debesis, visi projektai debesyse yra. Ir jau ką jūs čia bedarytumėt, jau tas projektas yra. Galime, aišku, mes jį pavadinti Kaspino reklama. Taip, bus su pavadinimu mūsų tas projektas. Toliau, ką darom toliau? Turim išsirinko patį išdėstymą, dabar spalvos ir šriftai. Einame kairiai pusiai, yra viena kortelė templates, kita style. Tai pereinam į kortelę styles. Tai čia mes galime truputėlį pasiieškoti, kokia ta stilistika bus. Pirmiausia, kas neseniai, pavyzdžiui, pas mane buvo naudota.
Na, aš galiu pasirinkti kažkokius variantus. Ir matot, aš sprakteliu ir iš karto jisai keičia. Yra neseniai, toliau yra combinations, tai yra jau suderintas spalvos ir šriftai. Iš karto viename. Tai jeigu jūs rasite ir tas, ir spalvas, ir šriftus, jums, priimtinus, ar ne, jums ten tinka kažkuris viena iš tų variantų, tai būtų, aišku, tobuliausias reikalas, nes tada, nereiks atskirai ieškoti ten kažkokių šriftų ar spalvų. Ne? Tai būtų geriausia, kad rastumėt iš karto tą variantą. Jeigu ne, tai galime pasižiūrėti žemiau, yra atskirai spalvinė gama, atskirai šriftų komplektas. Ne? Tai dabar jeigu spalvos, man tarkim nepatinka kažkokios, bandau surasti tą spalvinę gamą. Viskas, jeigu jau spalvinę gamą išsirinkote, tai jau iš jos niekur nepabėkite, jau šita jums tenai ir ta bus. Galvoju, kuri čia man labiausiai, tarkim šita. Bet dar pažiūrėkite, kada aš esu ant kažkurios spalvinės gamos, vat ant šitos, kurią išsirinkau, dar yra tokios rodiklytės, kada užvedu pelę, atsiranda rodiklytės, kad galima keisti. Spraksiu. Ir matot, jisai keičia iš šitų atspalvių, bet keičia skirtingas vietas, kurios bus nuspalvintos. Ir jūs išsirinkite tą variantą, kuris jums labiausiai tinka ir patinka. Ne? Va, tarkim, čia baltas gal labiau tokio spalvotesnio norisi. Ne? Tarkim, čia rausvas, čia mažiau rausvas. Tarkim. Išsirinkau šriftas, galiu dar paieškoti kažkokiu šriftų variantų, bet man gal, tarkim, tas, kuris buvo tam komplekte, tiko ir patiko. Viskas. Tai pažiūrėkite, išsirinkom spalvas, išsirinkome šriftus ir stenkimės nesugadinti. Mato, čia viskas gražiai, tvarkingai sulygiuota. Galbūt kažką ten galėsit pamažinti, padidinti, bet jau labai smarkiai neiškaitaliokit. Dabar tada einam prie nuotraukų. Tarkim, man šitos nuotraukos nereikia, norėsiu pakeisti. Ir žiūrėkite, šitą nuotrauką tiesiog mes per daug prispraksėjau, pasižymėjau ir viršui, kada pasižymėjau pačią nuotrauką, yra šiukšlių dėžė, delete, ir štai tą nuotrauką išmes. Dabar klausia, ar visą rėmą išmesti tą tokį, ar tik tai nuotrauką. Aišku, nuotrauką, nes jūs paskui įdėsite, neturėsite tokio gražaus rėmuko, bus jūsų tos stačiakampės nuotraukos ir jau nebetiks jūsų tą reikalą. Tai mes delete image darom. Tai matot, liko vieta, liko rėmukas, į kurį mes nuotrauką įdėsim. Tai taip ir elkitės. Tik tai vidinę nuotrauką meskit, nemeskit rėmų. Dabar noriu įdėti nuotraukas. Prakteliu, pas man. Upload files, tai aš jau iš anksto esu įsikėlusi ir nuotrauką, ir ten logotipų. Tai tuos savo objektus įsikelkite, tiesiog upload įsikelkite. Įsikėliau nuotrauką ir dabar tą nuotrauką nešu, įdedu ten. Ir manau, kad šita nuotrauka man, tarkim, nelabai tinka, galiu ją dabar išmesti. Išmečiau ne paveiksliuko visą rėmą. Ne? Ir kitą nuotrauką turiu. Tai nuspręsim, kad man šita nuotraukėlė gal labiau tinka. Ne? Tai aišku, ją reiktų pamažinti, kad čia nenusipjautų kojos, bet principas, kad negaištumėm laiko, svarbu, aiškus principas, kaip mes tas nuotraukas keičiam. Dabar logotipas, ar ne? Aš ten irgi turiu įsikėlus logotipą, sprakteliu logotipą irgi įsikėliu. Dabar aš turiu logotipus pamažinu ir galvoju, kur man tą logotipą čia tiktų pasidėti. Tai pasižiūrėkite, kuri ta vieta jums labiau patiktų, bet irgi nepamirškite, kada matot, aš kažką nešu, kažkas su kažkuo lygiuosi, tegu lygiuosi. Aš turiu dar ir baltą variantą. Jeigu jums tas spalvotas nelabai tinka, jūs galvojate, kad mums norisi tą logotipą įsidėti kažkur, čia, nespalvota, galbūt jisai jums labiau tinka tas baltas, tai galite pabandyti jį įsidėti, kažkur pritaikyti šitoj vietoj. Galite, raudonas labai tinka šitoj vietoj, galbūt norim, kad pačiam viršui, tai įsidėkit čia viršui. Tai kažkurį variantą, nežinau, kuris čia mums labiau patinka, kažkurį vieną paliekam, kažkurį išmetam. Bet vėl stenkitės įdėti tą logotipą, kad jisai jums tiktų prie viso bendro reikalo. Dabar vėl grįžtam, jau su nuotraukom, su logotipu susitvarkėm. Dabar ką darome toliau? Turime tą, kaip sakiau, kviečiame vaikų šokti, susitikime rugsėjį, telefonas kažkoks.
Kaip, nu, čia tekstas kviečiame vaikus šokti, nu, gal kviečiame vaikus šokti ir čia įmontuotumėm, ką darom čia. O tai gal čia tas naujas sezonas rašom, naujas sezonas, nu ir visai, taip atskrenda naujas sezonas, gal visai neblogai, gal per didelis, nu, galim, bet vėl, nieko baisaus, jeigu truputį sumažinsit, bet, nu, vėl pasistengit smarkiai neišmakaluoti. Nu, kviečiame. Kviečiame. Jau blogai. Šokiai vaikams? Gal, gal rašom šokiai vaikams, vat kaip buvo mes šokiai vaikams. Aha, biški netilpo, gal dabar galim biški pamažinti. Truputėlį. Dabar, jeigu vat, matau, čia užlipa, noriu į šoną patemti, šitų atskirai netempkit, tempkite viską. Su šiftu laikau, visą tą komplektą į kairę pusę patempiu, į kairę viską gražiai tvarkingai. Va, pamečiau burbuliuką, matot? Vat, tai dabar dar ir burbuliuką reikia. Neatsimenu, kurioje vietoje tas burbuliukas buvo. Esmė, kad jeigu čia buvo gražiai viskas sulygiuota, pasistengkite, kad viskas taip lygiai tiksliai ir liktų sulygiuota. Dabar laisvės gal daugiausia turit va šitą informaciją parašyti, ten rugsėjo 9 dieną, šokių studija, pakraščio. Jie neatsimenu, koks tenai. Dar 18 valandą praleido, ne 18 valandą. Kas ten dar pas mus buvo? Rugsėjo 9-18 valandą, Pakraščio gatvė 5, Kaunas. Pakraščio gatvė 5, Kaunas. Ir vat, šitą vat, galite žvilgterėti, pasižiūrėti, kaip čia aukščiau, žemiau galite, bet irgi ne daugiau teksto pasirašyti, bet irgi, nu, kaip sakyt, nu, nepersistengti. Taip, ir dabar čia telefonas, turbūt ten esminis dalykas buvo telefonas. Mes pasikopijuosime, kad nereiktų rašyto telefono, nes kai jau rašome, būtinai pamirštame, kažkam netaip parašome ir telefonas. Taip, ne? Jeigu dabar dar kažkur reikia www.kaspinas.lt, tai pasistengkite, gal tada šitą, va, tarkim, padubliuojam, irgi palyginu ir nuspręsiu, kad ten, tarkim, www.kaspinas.lt ar kažkokia, tarkim, info@kaspinas.lt jums elektroninio pašto reikia ar kažko reikia, bet vis tiek pasistengti, kad tai būtų tas pats šriftas, ta pati spalva ir kažkas su kažkuo tikrai susilygiuotų. Va, mato, dabar viską aš gražiai, tvarkingai, kairiai sulygiavau. Pagrindinė žinutė, kurią norėjau šiandien jums papasakoti, kad kada išsirenkate šabloną, jūs pirmiausia turite taikytis prie šablonų. Tai yra savo medžiagą ir savo informaciją turit pritaikyti prie to šablono. Jeigu matote, kad labai prie šito šablono tinka, negalite tos reikiamos informacijos sudėti tinkamai pagal šabloną, meskite šabloną, rinkitės kitą šabloną, kuris jums bus tinkamesnis. Yra šablonų pakankamai daug, kur galite tiesiog pasirinkti variantų, kurie jums reikalingi, kur daugiau teksto parašyta, kur mažiau teksto, vienokios ar kitokios nuotraukos. Jeigu patiko, galite pridėti dar vieną puslapį, pasikopijuoti puslapį ir turėsite dar ten su kita nuotrauka. Paskutinis variantas, aišku, mygtukas viršuje share ir galvojate, su kuo jūs dalinsitės arba kaip išsisaugosit download ir ieškote, kokio jums reikia PNG, JPG ar kažkokio kitokio varianto. Šiandien trumpai tiek. Linkiu jums visiems turėti gražius, puikius, nuostabius reklaminius socialinių tinklų įrašus ir teisingai naudotis Canva. Jeigu per mažai Canva, užsukite į itmc.lt puslapį, turime daugiau visokių mokomųjų programų. Lauksime jūsų svečiuose. Skaidra.